Jis atėjo dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo, mūsų aplankė šviesą iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties auksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Evangelija pagal Luką, 1 skyrius, nuo 78 iki 79 eilutė. Tai tikrai Evangelija, geroji naujiena. Jis aplankė šviesą iš aukštybių, nes Dievas, mūsų Tėvas, mums gailestingas. Jis nenori sėdėtume tamsoje ar mirties šešėlyje. Jis nori pakreipti į ramybės kelią. Štai kodėl atėjęs Jėzus. Jis yra Kristus, kuriam priklausom visą garbę. Kiek daug žmonių negali praleisti kalėdų su šeima. Kai kurie yra kalėjime, kurie serga, kiti keliauja, kai kurie dirba užsienyje. Per kalėdas labiausiai trokštama artumo, šeimos saugumo ir džiaugsmo. Tada supranti, ko neturi. Dėl to daugelis bijo ir čia šios šventės. Bet Jėzus atėjo būtent dėl šių žmonių. Jis nori atnešti ramybę artimiems ir tolimiems. Prašau, priimk šį į savo širdį, būti tavo karaliumi. Garbink jį, karalių, išliek jam savo širdį. Jis yra tas, kuris tavęs pasigaili. Jis dar žmonėms vilties. Mirtis nėra viskas, tai kelias į tėvynę. Nebijok, pasitikėk juo. Net ir sunkiausiame kelyje jis tvirtai laikys savo vaiką. Tu esi jam labai vertingas. Keliauja su tavimi, tave saugodamas. Ir kai pasiekima savo jėgų ribas, jis vis tiek yra kartu. Jo paguoda yra stipresnė. Jei nėra ramybės, tai priklauso nuo tavęs. Ramybė su Dievu tapo įmanoma per Jėzus atleidimą. Priimk tai tikėjimą ar paprašyk jo pagalbos. Ramybė su savimi yra įmanoma. Jis norėjo tavęs, jis niekada tavęs nepaliks ir neapleis. Ramybė su tuo tavo artimu yra įmanoma. Atleisk už paprašyk atleidimo. Už kaltę ginčą. Jėzus buvo nuolankus, mes irgi galime tokia būti. Kaina būti didelė, bet Dievo ramybė to verta. Taip, atėjus Jėzui, tapo aišku, mes turime guodėją, kuris gali padaryti viską. Mes turime guodėją, kuriam nėra nieko per sunkaus, beviltiško ar pernelyg liūdno. Mes turime jį gyvąjį gelbėtoją, išganytoją, Dievą ir pagalbininką. Dėkoju Jėzų, kad atėjai į mūsų tamsybę. Tu duodi sutikimą. Tu nugali mirties šešėlius. Tu esi grynas atpirkimas. Kaip gerai, kad turiu tave labai arti. Taip, Viešpatie, veik manyje, kad turėčiau tavo gyvenimo apstybę manyje. Tu esi širdies karalius. Amen.